kadangi jie buvo prašę jau kovo pradžioj padaryti, surengti miškasodį, būtent jų skyriam, tai buvo suderinta ta balandžio 8 diena ir kaip tik praeitą savaitę buvo paskelbtas miškasodis viso Lietuvoje. Tai tiesiog mes įjungėm jūs į tą bendrą miškasodį ir tiesiog gal net mažiau reklamavom, žinodami, kad jūsų būrys bus didelis, tą šventę pasirė. Ir visumoje susirinko vis tiek didelis žmonių būrys. Mes Biržę kirtavietę pravažiavom, kurią apsodint ruošiamės. Jinai tikrai tokiam būriui įveikiama, nėra didelė. Sodinsime pušaites. Ten yra hektaras su trupučiu ploto. Planuojame pasodinti apie 6-7 tūkstančius pušaičių. Ta pušaitė augs apie 100 metų, kada ją galima galutinai pagal taisyklės jau ir iškirsti. O kaip miškas va tokio, kaip už nugaros, užaugs po 80-70 metų. Tai ir iš tų 6 tūkstančių po 100 metų, brandžiamiškė vadinamam, jau liktų tik tai apie 500-600 medžių. Per tą laiką vyksta natūralus atkritimas, tarpinis miško naudojimas ir panašiai. Iš tikrųjų sukviesti esate labai prasmingam darbui, labai malonu, kad daug vaikučių atsivežė. Ir dėl to ypač smagu, kad tos šventės organizuojamos mūsų sutraukia tokį žmonių būrį ir augina jaunąją kartą, rodo pavyzdį ir nuteikia ateities kartoms tiesiog tokį kelią į gamtos pažinimą, į buvimą gamtoje ir miškas Lietuvos turtas. Džiaukimės juo, grožėkimės ir šiandien prisidėkime prie jo tiesiog sodinimo nuo pat pradžių, kad mūsų vaikai, anūkai sulauktų va tokių 100-mečių pušų. Ačiū Jums visiems. Galėsit parsivežti į namus kelių rūšių medelių ir tiesiog pasodinti kažkur. Gal Jūsų vaikučiai pasodins. Galės pradžioje ir darže pasodinti, o po 2-3 metų perkelt kažkur į kažkokią kitą vietą, o galės ir iš karto pasodinti. Ir vienas ir iš kitos pusės užmina, kad apačioj šaknys, kad oro negautų, jos susispaustų ir neliktų oro. Ir paskui tada viršų. Pirmas smūgis, tai padaro, įdeda daigą šonę į save, nuo savęs ir va čia galima va taip padaryti ir užspausti.
dar toli gal. Visą šokinimą. Nu? Darbuotojas iš toliausiai atvykusias, jo Žemaitiją sodina. Kaip Dzūkijoj? Mano vyras iš Dzūkijos. Skanaus. Tada jos nenubydė, pakankamai dėl starto. Įdėdė tas į viršų, patraukė, nes šaknis jau bus susilenkus. Dar viškai į viršų, o dabar tas šaknis kaknelis maždaug užversim žemę. Geras jausmas. Geras jausmas. Mama nori Oras nuostabus. Labai geras. Esu iš nacionalinės mokėjimo agentūros Alytaus skyriaus, Valdas Macetūnskas, ir tikrai norėčiau padėkoti jums visiems už šią gražią akciją, už tai, kad susirinkom šiandien iš visų kraštų, reiškia atlikti tikrai tokios gražios misijos, pasodinti mišką, ir tikrai norėčiau padėkoti ir mūsų kolegams iš kitų skyrių, ir tikrai norėčiau padėkoti visiems atvykusiems ir iš kitų įstaigų, organizacijų, kadangi šiandien yra nacionalinis miškasodis, yra kaip ir visuotinė šventė, ir tikrai manau, kad tikrai gera tradicija kasmet susirinkti ir pasodinti mišką. Ir tikrai norėčiau padėkoti miškininkams ypatingai. Dėkui dovanėlį. Jūs mums didžiausia dovanėlė.